kadangi sistemose su mažesnėm matricom, šiuo atveju crop 28 mm, galime sumažinti visą optinę sistemą, tai gamintojai natūralu, siekdami atpiginti, supaprastinti gamybą, to užsiema. Tai turime čia du fix objektyvus, to paties židinio nuotolio 35 mm, kurių vienas skirtas Nikon sistemai, kitas skirtas Sony sistemai. Reiškia, abu yra 35 mm, bet skirtingo šviesumo. Šitas yra toksai standartinis fiksiukas Nikono, reiškia 35 mm 1.8, tai yra tokia klasika, kuri atitinka tos pačius klasikinius 50 mm ant pilno kadro. Tai va, jisai yra sąlyginai šviesus. Ir galime palyginti, reiškia, čia yra tas įėjimo stiklas. Išėjimo stiklas irgi toks palyginus didelis, žodžiu, visi šviesaus objektyvo požymiai. Va. Tačiau šitas objektyvas yra stipriai šviesesnis. Kaip matome, reiškia, optiškai, jie yra, taip sakant, iš išorės žiūrint, pakankamai panašus. Tačiau šito objektyvo diafragma gali atsidaryti gerokai daugiau už šito. Tiesiog taip yra dėl jo vidinės optinės struktūros, dėl grinai fizinės struktūros. Tai vat, kaip matome, jeigu anas yra, tarkim, 1.8, tai vat kokio dydžio yra ta skylė realiai fiziškai. Čia aišku taip nesimato dėl optikos, nes mes matome ją padidintą. Aiškiai, vat, tai šitas dar gali gerokai daugiau atsidaryti. Ir jis praktiškai atsidaro netgi, nors kinietis čia užrašęs mažiau negu vienetą, bet realiai atsidaro maždaug iki vieneto. Ir vat, šis objektyvas yra gerokai šviesesnis, daugiau negu dvigubai. Reiškia, čia iš tikrųjų jis netgi daugiau negu dvigubai, reiškia keturgubai, nes reiškia 1.8, jeigu buvo atitiktų 2, 1.4 jau yra dvigubai didesnė ta diafragmos skylė, dar vienetas dar dvigubai didesnė. Tai reiškia, čia jau būtų 2 kartai, 4 kartus, reiškia, jis yra šviesesnis, arba kaip čia pasakyti, 2 kartus labiau laužia šviesos spindulius negu šitas. Na, čia nėra kažkokie tai super stebuklai. Nebūtinai turi fiziškai būti objektyvas didesnis ir panašiai. Galima tiesiog ten pridėti daugiau geresnio stiklo, kas aišku išaugina kainą. Taip pat šiame objektyve nėra autofokuso, o šitame yra varikliukas ir taip toliau, kas vėlgi augina jo tiek kainą, tiek, kaip sakyt, gabaritus. Ir tai reiškia, kad, kaip sakyt, gali būti ir mažesnių tų objektyvų, pakankamai šviesių, bet, visur kažkur tai reikės už tai susimokėti. Ir vat sakau, toks įdomus dalykas, kad šitie objektyvai, jeigu juos, kaip sakyti, prijungtumėm prie pilno kadro fotoaparato, tai tiesiog jie nesugeba apšviesti pilnai jo matricos. Ir dėl to, kad jie, kaip sakyti, jau yra sukurti dirbti su to mažesniu projektuojamu plotu, jie dėl to gali būti stipriai mažesni.